Daugiau nei 1,5 metų Rusija buvo puolime. Tai buvo lėta ir vangi. Buvo sunku stebėti, kai iš tolo žiūrėjai į teritorinius pasikeitimus. Tačiau visų tų mėnesių pasistumėjimų kaupimasis galiausiai pastebimai pakeitė fronto linijos formą. Tada šių metų kovą kažkas įvyko. Grynojo teritorijos prieaugio tiesiog nebeliko. Rusija toliau žengė į priekį kai kuriuose vietose, tačiau Ukraina kitur tai daugiau nei kompensavo. Grynasis 34 kvadratinių kilometrų padidėjimas kovo mėnesį, 119 kvadratinių kilometrų balandį ir preliminariai 259 kvadratiniai kilometrai gegužę. Jau artėja prie to, kad gali tekti visiškai perdaryti šią skaidrę. Tai jau nebėra triukšmas. Kažkas iš tikrųjų pasikeitė. Klausimas, kas? Na, šiandieninis vaizdo įrašas – tai mūsų atsakymų paieška. Pradėsime nuo papildomo patvirtinimo, kad tai iš tikrųjų vyksta, nepaisant prieštaringų nuomonių, kurios nemato miško už medžių. Tada aptarsiu 8 didelius pokyčius, kurie įvyko mūšio lauke ir kurių per daug, kad galėčiau visus išvardyti ekrane. Tačiau jie yra šie: orai, miškūno naikinimas, Starlink, Telegram, smūgiai geležinkelių infrastruktūrai, smūgiai Rusijos gynybos pramonės bazei, smūgiai naftos infrastruktūrai ir didesni nuostolių tempai. Tada pabaigsiu keliomis pastabomis apie tai, kur visa tai gali pakrypti per artimiausius kelis mėnesius. Bet pradėkime nuo pastabos, kad tai iš tiesų yra realus reiškinys. Tik tikriausiai esate matę kritiką tokiems skaičiams kaip šie anksčiau. Kažkas panašaus į ne, Ukraina iš tikrųjų neužima daugiau teritorijos. Kontratakos nukreiptos į Rusijos veržimąsi į pilkąją zoną, kur jie niekada iš tikrųjų neįsitvirtina. Visa tai beprasmiška. Eikime toliau. Gerai, aš neturiu problemų su šio argumento prielaida, nes jie atspindi šiuolaikinio mūšio lauko realijas. Dronai priverčia niekieno žemę išsiplėsti iki kelių kilometrų gylio, o kai kuriuose vietose net daugiau nei 10 kilometrų. Rusija žengia į priekį, kai 1, 2 ar 3 kariai bando slapta patekti į niekieno žemę, susiranda slėptuvę ir tada stebi, kas nutiks. Tačiau vieno kario buvimas tam tikroje vietoje dar nereiškia, kad ta teritorija iš tikrųjų pereina Rusijos kontroliai. Problema kyla tada, kai dienos pabaigoje kažkas, kuris koduoja žemėlapių duomenis, turi nuspręsti, kaip padalinti liniją. Jei vadovausitės tuo, kas paskutinis ten buvo, tuomet linijos keisis daug dinamiškiau. Tačiau jei pirmenybę teiksite esamam kontroliuotojui, tuomet nedidelis įsiveržimas linijos nepakeis. Šios kodavimo taisyklės tada tiksliai nulėmė, kaip atrodo teritorinių pokyčių rodikliai, todėl juose galite matyti daug skirtumų, net jei jų koduotojai sutarė dėl to, kas iš tikrųjų vyksta vietoje. Vis dėlto kritika, kad Ukraina daro tariamą pažangą, praleidžia esmę ir ne visiškai remiasi įrodymais. Rusija veržiasi į priekį plėsdama puolimo ruožą, o tada mėgina permesti pastiprinimą. Jei Ukraina atsiima visas vietas, kuriuose Rusija bando veržtis į priekį, turime daryti išvadą, kad Rusijos puolimas artėja prie pabaigos. Ir nors kova galėjo atrodyti pagrįsta manyti, kad būtent tai aiškino duomenis, 259 kvadratiniai kilometrai gegužę reikalauja gilesnio paaiškinimo. Kažkas pasikeitė mūšio lauke ir turime pradėti suprasti, kas pasikeitė. Na, iš tikrųjų, mūšio lauke pasikeitė daug kas. Bet pradėkime ironiškai nuo to, kas daugiausiai yra ore. Oras. Esu tikras, kad jau žinote šios istorijos pagrindus. Drėgmė trukdo sunkias transporto priemonės perkelti į pozicijas. Ir nors dronai dominuoja fronte, o mažos įsiskverbimo grupės tapo nauja norma, mechanizuotos grupės vis dar gali pasinaudoti spragomis, o visiems vis tiek reikia papildyti atsargas. Ši žiema buvo šaltesnė ir su daugiau kritulių nei praėjusiais metais. Tai reiškia gerokai daugiau sniego. Atėjus kovui, tas sniegas pradėjo tirpti, sudarydamas sąlygas ypač sunkiai pavasario Rasputicai. Todėl Rusijos puolimas įstrigo. Gerai žinoma, bet ar matai šios teorijos ir duomenų nenuoseklumą? Dabar Ukraina žengia į priekį. Rasputikos argumentas prognozuotų įšalusią fronto liniją, o ne padėties persilaužimą. Visiškai pagrįsta manyti, kad atitirpusi žemė padėjo sulėtinti Rusijos tempą. Tačiau mums reikia kitos teorijos, kad visiškai paaiškintume duomenis. Kitas dalykas – medžių juosta. Man labai patinka šis Ukrainos vaizdas, ne tik todėl, kad jis gražus, bet ir todėl, kad jis paaiškina, kaip šalis gavo savo vėliavą. Tačiau tolumoje slepiasi dar kai kas – medžių juosta.
Techninis šio reiškinio terminas iš tikrųjų yra apsauginė želdinių juosta. Apsauginė želdinių juostos padeda kontroliuoti dirvožemio eroziją, kuri priešingų atveju sunaikintų Ukrainos, kaip Europos grūdų aruodo, statusą. Vienas trūkumas. Puolantis kariai gali naudoti juos kaip priedangą, kad pasislėptų nuo dronų. Taip, čia esmė ta, kad Stalino laikų žemės ūkio politika dabar padeda Rusijos kariams užkariauti Ukrainą. Tačiau sklinda kalbos, jog Ukraina agresyviai pradėjo deginti tas medžių juostas, tai priversdama Rusijos karius žygiuoti atviroje stepėje. Šios politikos mastas kol kas neaiškus, bet kuriuo atveju mes vis tiek susidurėme su tuo pačiu loginiu trūkumu kaip ir anksčiau. Medžių deginimas turėtų sustabdyti Rusijos karių judėjimą. Gerai, patikrinta. Tačiau iš tikrųjų, tai apsunkintų Ukrainos pajėgų judėjimą per niekieno žemės ruožus, kuriuos jį geriau kontroliuoja. Ne, nepatikrinta. Vis dar reikia kitos teorijos, kad visiškai paaiškintume duomenų tendencijos apsivertimą. Trečia, turime Starlink. Tikriausiai jau esate girdėję šią istoriją ir čia. Starlink užkirto kelią Rusijos kariams naudotis terminalais Ukrainos viduje, taip uždarydama vieną pagrindinių jų puolimų ir vėliau gynybos koordinavimo būdų. Kai vasarį įvyko išjungimas, visi pradėjome tikėtis, kad Rusijos pažanga patirs smūgį. Pagrindinis klausimas buvo, ar tai bus laikinas sutrikimas, ar poveikis išliks ilgalaikis. Na, vis dar sunku teigti, kad nuolatinis Starlink praradimas lėmė reikšmingus Ukrainos laimėjimus po kelių mėnesių. Tačiau Rusija nesitikė, kad tikras pakaitalas pradės veikti iki 27 metų. Dėl ko kyla klausimas, kodėl Kremlius prieš 4 metus nežiūrėjo į šį pažeidžiamumą rimčiau. Tačiau kol kas Rusija susiduria su didesnėmis vadovavimo ir valdymo problemomis. Logiška manyti, kad tai buvo pirmasis domino, leidęs Ukrainai pasiekti daug daugiau. Ketvirta. Pereikime prie Telegram. Tai dvigubas smūgis. Maždaug tuo pačiu metu, kai Rusija neteko Starlink, Kremlius pradėjo riboti Telegram. Tai buvo politinis žingsnis. Kaip ir bet kuris kitas socialinis tinklas, Telegram gali skleisti žinią apie piliečių nepasitenkinimą valdžia ir, dar blogiau, koordinuoti protestuotojus, kad jie išeitų į gatves. Yra viena nedidelė problema. Rusijos kariai taip pat naudoja Telegram savo veiksmams koordinuoti. Taigi, tuo pačiu metu, kai okupantai sunkiai galėjo prisijungti prie interneto, jie taip pat nežinojo, kur eiti, kad galėtų tarpusavyje bendrauti, kai tik prisijungs prie tinklo. Kas daro šį Ukrainos puolimo aspektą įdomų, tai kad jis gali tapti užburtų ratų Rusijai. Kuo blogesnė padėtis mūšio lauke Rusijai, tuo daugiau nepasitenkinimo bus tarp piliečių. Tačiau kuo daugiau nepasitenkinimo tarp piliečių, tuo daugiau paskatų Kremliui įvesti dar daugiau apribojimų socialiniuose tinkluose. Ir tada mes vėl grįžtame į pradžią. Kuo daugiau apribojimų socialiniuose tinkluose, tuo prastesnė bus Rusijos padėtis mūšio lauke. 5 punktas. Pereiname prie atakų prieš geležinkelius. Iš mano perspektyvos, čia viskas pradeda darytis įdomu. Gali būti, kad matome esminį pokytį, kaip Ukraina kariauja. Jei galime akimirką atsitraukti nuo pagrindinio pokalbio, NATO planas nugalėti Rusiją visada buvo sutelkas į Rusijos tiekimo linijų sunaikinimą. Kas bebūtų vyksta pačiame fronte, tai neturi reikšmės, jei tie kariai negali gauti papildomų atsargų ir amunicijos. Iš tiesų, Rusijos laimėjimai fronto linijose ironiškai tik dar labiau pablogina tiekimo problemą. Taigi, tiesiog išbadini juos ir galiausiai laimi savaime. Ukrainos problema, bandant pakartoti šią strategiją, yra ta, kad reikia veikti karinė jėga daug kilometrų už fronto linijos. Istoriškai, tai buvo gebėjimas, kuris buvo skirtas tik galingiausiam šalims. Žinoma, Ukraina jau 4 metus smogia tokiems taikiniams, kai tik pasitaiko proga. Tačiau tai buvo atsitiktiniai smūgiai, o ne nuoseklios ilgalaikės kampanijos dalis. Na, galbūt dabar tai jau nebe taip. Smūgių geležinkeliams ir kitų logistinių objektų atakavimo tempas per pastaruosius kelis mėnesius išaugo. Kaip Ukraina tai pasiekia, nėra aišku. Akivaizdu, kad atsakymas iš dalies yra dronai. Viena iš prielaidų yra ta, kad Ukraina sumažino Rusijos pranašumą šviesolaidiniuose dronuose, tai panaikindama problemą, kuri leido Rusijai geriau spausti pilkąją zoną. Tačiau bet kuriuo atveju Ukraina rado būdą, kaip dronais prasiskverbti daug giliau į Rusijos kontroliuojamą teritoriją ir tai pradeda daryti įtaką fronto linijose. 6 dalykas yra to pratęsimas. Smūgiai į Rusijos gynybos pramonės bazę. Užuot smogę logistikai, jūs galėtumėte tiesiog sunaikinti Rusijos gamyklas.
Jei jūsų priešininkas negali gaminti ginklų, tuomet jūsų priešininkas negali jų naudoti. Ankstesnė šios strategijos kliūtis yra ta, kad ginklų gamyklos paprastai yra labai toli nuo fronto ir gana gerai apsaugotose pastatuose. Todėl, norint sėkmingai įgyvendinti šią strategiją, jums reikia ginklų su dideliu koviniu užtaisu, galinčių įveikti didelius atstumus ir išvengti oro gynybos. Na, Rusijos oro gynyba jau beveik metus po truputį silpnėja. Tuo tarpu Ukrainos meilė rožiniams paukščiams sukūrė ilgo nuotolio, gana didelės galios ginklą, kuris tinka smogti gamyklai. Ko mes čia negalime galutinai nustatyti, tai poveikio mastas. Rusijos piliečiai mažiau linkę nemokamai teikti smūgio padarinių vertinimus, kai viena iš tų gamyklų yra smogiama, nes sprogimai nėra tokie įspūdingi kaip kitų tipų taikinių atveju. Bet čia 7 punktas – smūgiai į Rusijos naftos infrastruktūrą. Tai dar viena kategorija, kuriai suprasti jums nereikia ilgo mano paaiškinimo. Kijevas nori elgtis su Rusija kaip su degaline apsimetančia valstybe, o Kremlius sunkiai randa atsaką. Negaliu to pakankamai pabrėžti. Visas šis karas tapo didžiausiu Kremliaus finansiniu projektu nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. Karas bus laimėtas arba pralaimėtas pagal finansinės ataskaitas. Kiek pinigų patenka į Kremliaus iždą ir kiek jų išleidžiama kariams apmokėti? Smūgiai Rusijos naftos infrastruktūrai, perdirbimo gamykloms, uostams ir šešėlinio laivyno tanklaiviams sprendžia įplaukų pusę šioje lygties pusėje. Kadangi Rusijos oro gynyba yra tokia prasta, ši strategija jau kelis mėnesius veikia ir atrodo, kad Kremliaus padėtis tik blogėja. Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumai balandį nukrito iki žemiausio lygio per 16 metų. Atitinkamai, Kremlius yra priverstas mažinti savo verbavimo pastangas. Gynybos ministerija pasiekė tik apie 70% savo verbavimo tikslo per pirmąjį 26 metų ketvirtį. Iš dalies dėl to Rusija dabar pritraukia mažiau karių, nei jų netenka mūšio lauke. Ukraina vėl tuo naudojasi. Galiausiai Rusijos karių nuostoliai didėja. Tai yra kita lygties pusė. Rusija vis tiek galėtų matyti grynąjį karių prieaugį, net ir sumažėjus verbavimo tempui, jei nuostolių rodiklis nebūtų didelis. Bet jis yra didelis. Vėlgi, dalis to atrodo susijusi su tuo, kaip Ukraina laimi kovą dėl dronų pranašumo. Kita pusė yra bendra Rusijos strateginė laikysena. Karinės strategijos pagrindai moko, kad puolanti armija turi turėti gerokai daugiau gyvosios jėgos nei besiginanti armija. Išvada iš to yra tokia. Jei elgiesi kaip puolanti armija, bet neturi pakankamai personalo tam paremti, laikui bėgant tu tik prarasi vis daugiau karių ir nepasieksi didelės pažangos. Tai yra perspėjimas dėl pernelyg didelio teritorinių pokyčių statistikos interpretavimo. Kuo daugiau Ukrainos laimėjimų yra pasiekiama dronų valdymo dėka, tuo geresnės Ukrainos ateities perspektyvos, kad įvykių eiga ir toliau klostytųsi norima kryptimi. Kuo labiau tai yra Rusijos nesugebėjimo pritaikyti tinkamos strategijos pagal savo verbavimo pajėgumus pasekmė, tuo blogesnės Ukrainos ateities perspektyvos. Vis dėlto pažymėsiu, kad anksčiau prireikdavo daug laiko, kol kovos lauko realijos pasiekdavo Kremliaus sprendimų priėmėjus. Todėl visiškai manoma, kad Ukraina galėtų dar mėnesius išnaudoti Rusijos pažeidžiamumą. Ir tai yra gera proga pereiti prie pokalbio apie tai, ką šie veiksniai apskritai mums sako apie vidutinės trukmės karo eigą. Pradžiai verta gegužės mėnesio teritorinių pokyčių rodiklius įvertinti platesnėme kontekste. 2022 m. rugsėjį Ukraina atgavo apie 6000 km2 teritorijos. Priešingai, tai, ką matėme pastaraisiais mėnesiais, geriausiai galima apibūdinti kaip lokalizuotų kontratakų derinį, galbūt kartais sukelianti Rusijai tam tikrą operacinio lygmens dilemą. Tai dar nepasiekė manevrinio karo masto, kuris apibrėžė 2022 m. rudens kontrpuolimą. Kol laukiame, ar Ukraina gali paspartinti savo laimėjimų tempą, viena yra aišku. Puolamoji kampanija suteikė Ukrainai laiko sutvirtinti savo gynybinės linijas ir Donbasą. Akivaizdu, kad pagrindinis šio veiksmo poveikis yra tas, jog Rusijai bus sunkiau užimti teritorijas, jei jie atgaus iniciatyvą. Tačiau subtilesnis poveikis yra tas, kad tai gali suteikti Ukrainai daugiau pasitikėjimo rizikuoti puolant. Gynybinė linija iš esmės veikia kaip draudimo polisas, mažinantis puolamųjų operacijų visiško nesėkmės riziką. Tai iš tikrųjų buvo viena pagrindinių problemų su Ukrainos nutrauktų 23 metų puolimu.
Kyjivas niekada iki galo tam neįsipareigojo, nes nebuvo jokios rimtos atsarginės galimybės, jei viskas būtų virtę katastrofa. Paskutinis dalykas, kurį verta paminėti, yra tai, kad Ukrainos puolimas turėtų sumažinti likusius derybų trukdžius kare. Rusija negalės pagristai reikalauti likusios Donbaso dalies, jei nebus aiškaus kelio, kaip Rusija galėtų kariniais veiksmais užimti Donbasą. Tai tiesa tiek tuo atveju, jei Rusijai trūksta iniciatyvos, tiek jei Ukraina turi tvirtesnės gynybinės linijas užnugaryje. Tuo pačiu ir Ukrainos domino problema išnyksta. Tai yra, Ukraina neturi jaudintis, kad atsisakius Donbaso patirs daugiau nuostolių, jei jai niekada nereikės pastumti to pirmojo domino. Panašiai, nuolatinės Ukrainos operacijos turėtų užpildyti bet kokią spragą vienos pusės vertinimuose apie tai, kaip atrodys galutinis karo rezultatas. Ar visa tai iš tikrųjų nuves prie susitarimo, žinoma, yra jau kita istorija. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Ukrainoje iš tikrųjų vyksta pokyčiai vietoje. Daugelis paaiškinimų, kas vyksta, tik nurodo, kodėl Rusija sulėtėjo, bet nepaaiškina, kodėl puolimo eiga visiškai apsivertė. Ilgalaikės Ukrainos pastangos kontroliuoti oro erdvę tiek vietoje, tiek toliau atrodo esą pagrindiniai šių laimėjimų veiksniai, iš kurių kyla papildoma taktinė ir strateginė nauda. Ir nors ši situacija Ukrainai yra raminanti, reikėtų išlikti atsargiems. Geri 3 mėnesiai dar negarantuoja gerų 26 mėnesių. Tuo tarpu, jei norite turinio 3 mėnesiams, aš pats šiuo metu jau beveik 3 mėnesius kuriu be pertraukos. Tačiau dar yra daug apie ką kalbėti, todėl tikriausiai pasimatysime rytoj. Kol kas, jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugokite save.